Sveiki bičiuliai, vėlus vakaras, bet išėjau prie upės pabandyti sugauti kažką. Ir tuo pačiu testuoju naują valą, biudžetinį valą iš AliExpresso pavadinimu Mifine Devil's Wire. Turiu čia mėlyną ir ploniausią, kokį manoma nusipirkti pagal japoną, tai būtų PE 0,1. Testavau šitą valą jau gan intensyviai, sakysim, namie, kas liečia storius arba diametrus, kiek laiko ir taip toliau. Labai puikūs rezultatai po tokių testų, bet šiandien prie vandens neturiu daug laiko ir pažiūrėkim, ar pavyks kažką sugauti. Taikinys bet kas. Na, bonusą, tu čia ar ne? Velnias. Atsiknėsk. Reikia bonuso. Šapalo didelio. Soriaus. Aišku, ešerį didelį ir gimčiau, bet čia tokiam gylį, tokioj srovėj čia suras didelį ešerį daug sunkiau. Didesnė tikimybė, kad šapalas arba ūsorius. Na, šapalas, žinoma, didžiausia tikimybė. Bet tai kur tu čia? Šeriukai kapoja, srovėja savo susiglaudę. Užmečiau iš karto. Na, tai kur tu čia? Išmagau. Kitą pusę pamatysit, bus ešeriukas iš karto bum. Ne, žiūrėk. Okei. Ką mes čia kirtam. Ot, velnias geras. Čia šapalas turi būti ir geras. Na, bent jau pasiklausysit. Aš kol kas valo negirdžiu net kai metu arba kai varginu šitą žuvį irgi. Kur tu čia eini? Čia nebloga žuvis. Tikrai nebloga žuvis. Kur čia eina, kažkur tai... Oi, geras šapalas, porą kylo, bičiuliai. Tai va, aš tai negirdžiu iš vis šito valo. Tylus. Tai kai kibimas buvo, tik gerai, kad stabdį buvo atsileidęs. Šitas šiaip valiukas laiko jisai labai gerai. Aš testavau, be mazgų jo testas yra 2,5 kg kažkur, geriau netgi negu deklaruota. Eik, tu čia monstras. Čia aš atsitrauksiu, nes tas šapalas nori lyst man tarp kojų. Aš nežinau, ar matėt ekrane, čia gali būti net 3 kg šapalas, čia monstras. 2 tai užsimerkus. Bet šiaip tai, sakau, valiukas, aš jį matavau. Pasižiūrėkit, žodžiu, yra angliškam kanale viskas, ką aš atlikau su šituo valu. Vienintelis, kas nėra 100%, tai apvalumas. Tai o kita visa tai yra labai gerai ir už tokią kainą, tai eik tu čia monstras. Pažiūrėk, kokia dydžio dėda šapalą. Eik tu savo. Ei, baig. Jo, čia, gal 3 nėra, bet jeigu... Vos neiššoko. Jeigu turėčiau svarstyklės, aš čia sverčiau. Mano yra didžiausias 2,9 kg. Tai šitas yra... Kur čia tas masalas atsikabino, bablės, tai labai gerai. Nemačiau, kur buvo įsikabinęs, bet... Masaliukas toks mano. Tai koks kibimas buvo. Eik tu savo. O čia tai monstras. Eik tu savo. Nu ką, valiukas... Galima sakyti, pasiteisino jau iš karto. Pirmą kartą šį bandau ir
Jo, čia šiam cemų liuosiai. Eik tu savo. Kaip gaila, kad svarstyklių neturi. Nu, ne pats gražiausias paleidimas, bet jo, čia galėjo būti mano, kaip sako, personal best arba didžiausias. Eik tu savo, kokia dydžio šapalas. Ir vat, mažiukas masuliukas, atkreipkite dėmesį, vat, kiek čia 4 cm ilgio, 1 gramo vat džihedas ir labą dieną. Šitas masalas tačiau yra plaukiantis. Tai vat. Normaliai. Pažiūrėsiu, ar čia neaptaškė šitas šapalas, turbūt aptaškė objektyvą, nuvalom greitai. Ir ką, bandom gal dar kažką, bet tai vat jau gerai. Ir sakau, nors žuvis gera, tikrai didelė, čia jau nepasakysi, kad ne bonusas, ypač su tokiais vat kotelės iki 2 gramų užmetimas, nepasakysi, kad čia kažkoks tai galingas įrankis ar ką, užtruko tiesiog ištraukti su šituo valiuku. Ir čia turiu patį ploniausią, vat koks yra, tai yra tenais pagal... Gal kažkas neblogo? Atsikabino, bet tikrai nebuvo tokio dydžio, ešeriukas turbūt buvo. Kliuvinys, jo, galvoju, kas čia vyksta. Turiu čia ploniausią, tą Devil's Wire Mifine valiuką, tai yra pagal japoną P01, ar ne? Bet aš jį matavau, realus jo diametras yra realus, čia išmatuotas 900 kažkas. Tai 0,09. Tai vat už tokią kainą ir už tokią kokybę tai yra viskas labai gerai. Sakau, tvirtas, vat yra įvairių spalvų. Galėtų būti šiek tiek apvalesnis, bet na, už tokią kainą čia jau nereikia norėti, kad būtų viskas idealiai. Ir aš bandžiau šiai minutė, aš turbūt beveik visus iš AliExpresso, vat ultralaitui valus bandžiau fake, Zubiko nanolitas tenais, tas baltas toksai, jis plonas, bet labai plokščias, labai silpnas. Tada yra dar toks valas Gimsons, na ir žinoma Kingdomo Microfly, tai buvo, sakysim, mano rekomenduojamas valas jau keletą metų, bet šitas yra geresnis, jis yra plonesnis, tvirtesnis, slidesnis, tylesnis, žodžiu, viskas yra pas jį geriau. Tai vat aš šitą rekomenduoju nuo, sakysim, nuo to laiko, kai aš išbandžiau šitą, kai vat ištestavau. Ir dabar vat žvejoju pirmą kartą su juo, tai, na ir ištrauk tokį šapalą, vat nepasakysi, kad čia valas silpnas. Na ir tikrai negali būti, kad testuojant, sakysim, jis pasirodys tvirtas, o žvejojant ten nutrūks kai siūlas koks. Tikrai ne, tai vat taip ir yra. Tai va, tai kas žvejojat ultralaitų, tai čia yra jau super, galima net ne patį ploniausią, ten PA02, man atrodo, yra šiek tiek kitas, tai yra dydis storesnis už PA01. Žinoma, su super ultralaitui arba avižadrebiu, tai jau šiek tiek per storas, aš sakyčiau, nuo 0, vat kokie 5 gramo jau galima jį naudoti. Mažiau tai jau nesimes tikrai, bet nuo 0,5 tai jau galima drąsiai naudoti. Aš dabar sakau, vat 0,7 ar 0,8 turiu. Beje, dar ką paminėsiu, šiai minutei, vat 25 metų rugpjūčio vat vidurys ir Mifine'as išleido vėl naują seriją, na, ne naują seriją, bet naują partiją, reiktų sakyti, šitų nano jig kotelių buvo visi išpirkti jau kurį čia laiką, dabar mačiau, va, tikrinau, šiandien yra, tai va, jeigu domina, pasižiūrėkit. Tikrai užsirekomendavęs kotas, na ir ištraukti ten 2,5, aš sakyčiau, laisvai kilogramo šitas šapalas buvo, su vat tokiu įrankiu, ir kibimas viską labai gražiai suamortizavo. Man patiko kovoti su to šapalu, aišku, čia nėra daug kliuvinių kažkokių didelių, tai jisai nieko negalėjo labai daug pasispardyti, bet vis tiek. Įrankis atidirbo puikiai, nėra ko norėt. Taip norėjau įsekti tą bonusą, galvoju, čia su ešeriukais tada, vienas kitas ešeriukas ir galvoju, o velnės, čia nepavyks paklausyti, kaip čia tas valas eina, sakysim, kai žuvis lanksto kotą, kaip eina jis ar tyliai, ar garsiai, ar ką jisai daro, bet vat, aš negirdėjau, atvirai sakant, nieko ešeriukas.
negirdėjau apskritai sakant nieko, kaip sakau, kad eitų vat per žiedus ar užmetant, aš negirdžiu irgi, tai vat yra tylus valas. Jau irgi bonusas. Vienintelis vat minusas iš to, ką aš testavau, tai yra apvalumas. Tai vat, kas liečia apvalumą, tai aš jam daviau, man atrodo, 7 iš 10 balų. Tai vat galėtų kibimukas, ešeriuką, na, ko tu nepaėmei. Galėtų būti šiek tiek geresnis, bet vėlgi pagal kainą ir kokybę, už ką gauna, tai čia yra labai geras reikalas. Na ir žinoma, paskaitykite atsiliepimus taip pat tenais, sakysim, kitų žvejų. Tai vat, kur paliksiu nuorodą, AliExpress'e pasispauskit, pasižiūrėkit. Pamatysit, kad daug yra atsiliepimų, dauguma yra teigiami arba net labai teigiami. Paskutinį kartą, kai tikrinau, vidurkis šito valo atsiliepimų buvo 4,9 berods iš 5, tai vat, turėtų irgi daug ką pasakyti, o parduota tikrai tai nemažai, 100. Tai vat. Na, ar galim dar vieną bonusą sugauti, kad šiaip tai jau temsta greitai, tai vat laiko nėra daug, bet vis tiek. Pasirodė vienas bonusiukas. Upiai niekada nežinosi, kokio dydžio žuvis užkibs. Vieno kibimuku gali būti vat ešeriukas kaip toks. Kitų metimukų gali būti toks pat ešeriukas, kurį lydeka nukas, trečių metimų gali būti vat šapalas tenais. 2,5 kilo. Kas va Lietuvoje žvejoja, ten dar, sakysim, raudžių daugiau yra upėse, meknių. Na ir visa žuvis Lietuvoje yra, jos mažiau, bet jinai yra agresyvesnė. Sibirinė, galima sakyti, tokia palyginus. Ešeriukai šiaip įnoringi, sakyčiau. Tikrai ne vienas kibimukas buvo, kur vat lengvai stukteli ir paleidžia. Gerai, pakoreguojam šiek tiek masalą ir paskutinis metimas. Ir vat, pravedinėdamas dar patauzysiu, pasikartosiu, kad paliksiu nuorodos, kaip sakau, apačioj po šiuo video. Pasižiūrėkit, rekomenduoju tikrai šitą valą. Kaip matėt, tylus, žuvis iššokau, soris, toli pasroviui. Tylus valas, tvirtas valas. Ko daugiau norėt. Nebuvo nei vieną kartą, kad šiandien vat valas kažkur apsiviniotų apie viršūnėlę ir taip toliau. Tikrai nebuvo nieko tokio. Taigi veikia, sakysim, tvirtumas ir standumas yra ledas. Tai vat, ir tikrai nėra geresnio šiai minutei. Iš to, ką aš bent jau bandžiau, iš AliExpress'o, vat iš biudžetinių, tikrai nėra. Kokybiškas, pigus gan valas. Pasižiūrėsit, įsigysit, paskaitysit, kaip sakau, atsiliepimus kitų žvejų. Ir manau, jeigu nuspręsit išbandyti, liksite patenkinti. Gerai. Paskutinis metimas be žuvies, viskas. Dėkui, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose laidose. Iki.